Visi šitie vaizdai nėra jokia Austrija, Italija, tai yra vos 800 km nuo Lietuvos, Lenkijos pasienyje su Slovakija, aukštieji Tatrai. Tiksliau miestą Zakopanę atvyksime pirmą dieną, neisim jokius Morskio oko, neisim centrinę Krokovkos gatvę, nekirsim jokiais keltuvais. Tai ši mano kelionė buvo pati laukiamiausia, įdomiausia, ekstremaliausia. Šią trasą aš jau norėjau praeiti daug anksčiau keletą kartų, bet vis ar tai oras sugadindavo reikalus, ar tai kompanija nepabūdavo. Šis tripas bus pakankamai trumpas, vienos dienos žygio. Taipogi turiu šiokią tokią progą, turiu surinkęs daugiau nei 100 prenumeratorių, tai kažkoks tai minimalistinis pasiekimas, nors aš nesistengiu labai čia YouTubinti. Tai ačiū visiems tiems, kas mane prenumeruoja, paspaudžia like, pasidalina. Na, o tiems, kurie norės atvykti čia, paeiti panašiu maršrutu, tai gero žiūrėjimo. Labas rytas. Na ką, judam. Mūsų laukia 800 km. Tai dabar važiuoju pasiimti draugą. Tarp kitko, tai draugo gimtadienį šiandien. Kadangi draugo gimtadienį šiandien, aš jam turiu dovanų. Norėjau pasveikinti su gimtadieniu tave. Pietų gausi nors. Galėsiu suvalgyti pačio geriausio vietų. Lyg turėjau mintį gal, bet... Kokią sudėtis pažiūrim. Gerai čia bus. Turėjau tokį mintį. Dar 5,5. O kambario apžvalga. Turim lovą vieną, antrą, o televizorius. Ir štai vūnė, tualetas. O geriausias vaizdas va čia. Išeini į balkoną ir į kalnus vaizdas. Nu, fainai. Kviečia viršui, matosi skaičiai. Brėkšta biskį matosi, kad... Bet tik tiek ir matosi. Umės ir nesimato. Tai šiek tiek apie šį maršrutą dabar. Prieš kiek laiko, Adai, mes išėjom? Prieš 1,5 valandos kokią, ne? Jo, pajudėjom iš Kuznice ir mūsų tikslas kažkurias iš tų kalnų. Aukščiausia viršūnė 2-3 kažkas, tai Kozivierch. Tai pradėjom visai tamsiai su žibintuvėliais, nieko nematyt dar buvau. Tai net filmuot nieko nefilmavau, nesimatau, su GoPro tamsiai blogai filmuojat. Tai ta 1,5 valandos va dabar atėjom iki čia. Ir dar mum kokią 30 minučių, tai tikrai dar iki ežerėlio eit. O po to prasidės staigus sukėlimas jau į kalnus aukščiau. Kaip tas ežeriukas vadinasi, Adai, atsimeni? Černai Stav, jo, tai mes dabar prie to ežeriukų kiek valandų. 6:30 ir mes pusryčius valgom su tokiu. O paskui kažkur tai kopsim ten į tuos kalnus. Ten kalnuose yra tokia perėja. Erelio takas lietuviškai, lenkiškai vadinasi Orla per 4,3 km ilgumas, bet ją praeiti reikia pirmiausia užlipti į kalnų perėją ir paskui kalnų viršūnėm. Ir apie 5 valandas kažkur reikia eiti tam kalnų viršūnėm. Tai bandysim dalį jos įveikti šiandien. Jo, jie matosi iš čia, kai gerai įsižiūri, tai matytų, žmonės vaikščia, jau jie užlipti. Tai mes išėjom 4:30 išėjom, tai žmonės išeina dar anksčiau pasirodo. Trečią kokią, nežinau, nes jau jie sugeba užlipti į tas perėjas.
Atėjom ten dar už to kalno, ten į tą pusę ežerėlis turėtų būti. O čia dar vienas va matosi ežeriukas mažiukas. Tai mūsų trasa dabar eina ten va, už to kalvutės va, į Zavrat, perėję kalnų Zavrat. Nuo Zavrat pradėsim Orla Perč taku. Čia, kas eisi, tai jau net nebandykit čia su vaikais eit. Reik žinot, kur eini jau iškart. Nebus lengvas pasivaikščiojimas. Priekyje jau užlipom pagaliau. Buvo ką veik sunku. Ten mat ir dažnai matosi Marijos mergelės statula pastatyta žuvusiems alpinistams, kurie ėjo čia šitom trasom. Orla Perč. Šita trasa buvo atidaryta 1900 ten kelintais metais. 906 ar ten nepamenu gerai. Ir tą trasą įrengė 4,3 km atstumą kalnų viršūnėm. Ir per 120 metų žuvų, dar 120 metų nėra viskį, bet žuvų 120. Ėjus turistų, alpinistų ir taip toliau. Tai pagalvoti reikia vis tik, ar verta tą daryti. Įvertinti reikia savo galimybės, nes tikrai sudėtinga ta perėja, aš niekad jie neėsim, bet dabar va pabandysim. Ar tai jau visai prie pat perėjos. Adas jau grožisi vaizdais, matau, jam pirmą kartą. Tokia išvyka į kalnus. Dar vakar jo gimtadienis buvo. Tai įspūdžių pilnas, manau. Nu, Adai, kaip įspūdžiai? 10 tai labai sunku. 1 tai lengva. 9, nu. Iki 10 trūksta, va. Ten kažkur tai blūdyt. Kur mus vėlinės neša, nesupras. Atsakyti šį klausimą, bet aš šito aš visko nesitikėjau. Viskas gerai, bet nesitikėjau.
Bet tokiam lygiai to nesitikėjai. Kažkai, žinai, o lipsi. Puikus vaizdas. Tiek to, pasiduoti tenka. Pirmai buvom tuos kalnus, dabar jau žemyn. Nu, iš tikrųjų tai ir pavargau, buvo jau ką veikti. Nu, taip, jau yra tų vargis. Gražu. Dabar nuobodesnis maršrutas laukia atgal. Bėda mūsų laukia apdovanojimas. Už kokių 25 minučių. Šaltas alus. Nežinojau. Tai dar eitum sykį į kalnus. Eitum, ne? Nu tai pliusas kalnam. Kalnam pliusas, bet pasiruošimo reikia. Atsakingiau pasiruošimo. Nenuėjom iki Kozį Vierch. Gal ir būtumėm nuėję, bet pradėjau traukti kojos raumenį, nu, ir sudėtinga buvo lipti į kalną. Ir vis tik pasirinkom pasitraukimo maršrutą žemyno kalnų. Nu, labai gaila, bet bus proga kur sugrįžti vėliai. Dabar žinau, per kur arčiau daeiti iki Kozį Vierch. Šitą atkarpą praėjęs, tai vėl turėsiu kur nueiti. Tai, taip sakoma, trumpiau lieka vėlai. Wiem czemu. Tai va. Musimy iść tak samo jak Tai jei kartočiau, tai šito ne, bet kitą kartočiau dar. Chyba, czekaj. Šitas nulipimas tai labiausiai ir paramuša. Eina savo. Va, Jėzus, kaip čia blemba sunku šitas nulipimas. Dar nemažai likę. Kojų užmušimas čia vadinasi. Nežinau, kiek likę, bet dar tikrai iki valandos dar manau. Nu va, šiandien dienos žygis jau baigtas. Pavargom kaip šunys. To maršruto taip ir nepraėjom, kurį planavom iš tikrųjų iki Kozį Vierch. Taip ir nedaėjau, nes žiauriai sunku buvo. Tai tikrai galiu pasakyti, kad šitas maršrutas atitinka visus tuos pasakymus, kad jisai skirtas alpinistams arba pažengusiems gerai tiems žygeiviams. Čia mums tokiems nuo kompiuterio nulipus, tai
Reik dar mėnesį treniruotis gerai, kad praeit. Kojas jau labai skauda. Šiaip tai jėgų tai kaip ir buvo, bet labai kojas skaudėjau jau. Tai tieko mest. Bus proga sugrįžti kažkada vėl. Dalį jau kažkiek praėjom iš tikrųjų ten. Nu, daugiau kai valandą gal paimti ant to maršruto, bet po to nutarėm leisti žemyn, ten keli išėjimai yra, jeigu per sunku, tai nutarėm vis tik leisti žemyn. Bet ir tai nemažai užtrukom, dabar va, kiek tų valandų čia, nu, 4 valandos. 6 valandą, o čia pradės ten praktiškai. Viski po 6, tai dar porą valandų ir viskas. Ir paskui tenka tamsiai ojėt namų. Tai gal ir gerą sprendimą priėmė. O patogiausia jį praeit visą, tai iš tikrųjų reikia likti kalnų namėlyje paėjus. Tai tu, kaip sakoma, tą sunkų maršrutą, kuriuo kyli ir nelabai ką gero matai gražaus, praeini tą vieną dieną, lieki kalnuose, namukį, tada atsikėlęs labai nesunkiai gali praeiti tą maršrutą. Nes būni pailsėjęs ir nereik tiek toli eiti kitų kalnų jau. Nes tas ir nuvargina daugiausia. Tai va, kas apie kainas jeigu, tai pirmą dieną apsistojom, buvau užsirezervavęs Koščėlius, ko čia šalia Zakopanės. Irgi, nu kaip ir sujungtas tas miestelis su Zakopanė, tik biskį toliau nuo centro čia Zakopanės. Už 29 eurus su visai neblogu vaizdu. Va, įdėsiu parodyti būtent per balkoną, gražus vaizdas į kalnus, į Gievont kalnas matėsi, kryžius matėsi iš. Tai tikrai nedaug kainavo. Ant 2 dar padalinus, tai tikrai nedaug gaunasi. Valgymas. Užsukom į kažkokią kavinę, tai ne kavinė, negaliu pasakyti užeigą. Per abudu sumokėjom 18 eurų gal už maistą. Nu tai tikrai nedaug. Pavalgym sočiai ir dar alaus bakalas išeina. Į tą sumą. Kelionė, ką žinau, kiek ta kelionė kainavo, dabar užsipylėm kuro pilną baką, 110 eurų kažkur kainavo. Per pusę padalyt, tai grįžtant pusiaukelį gal dar šiek tiek reiks dasipiltai. Nu tai primesiu paskutys, kiek dar ten už kurą reiks. Tai va, tai manau, kad tripas vykęs bus visai. Tarp kitko rytoj užsirezervavę dar išvyką į Aušvicų Birkenau tą stovyklą. Tai kadangi pakeliu jau važiavom, tai sugalvojom vis tik ir ten užsukti dar. Tai bus visai įdomu, manau, aplankyti ir tą stovyklą. Ir po jos iš karto namo jau. Naktį grįšim namo. Tai va, nu ką. Tai kas norit eiti į šito maršrutu, tai supraskit, kad jisai yra tikrai sudėtingas. Ir čia maršrutas tik tai iki ežeriuko pačio įveikiamas bet kuriam žmogui, ten ir vaikam. O toliau nuo jo status sukelimai į kalnus. Sudėtingi sprendimai, žodžiu, einant kalnais. Tikrai reikia būti labai atidžiam, nes gali pakrypt koją, paslys, prarast pusiausvyrą ir tikrai statų šlaitai nukrisi ten. Tikrai neliktum gyvas. Tai va, spręskit patys, ar verta eiti ar ne.